Sveiki. Intuicija tai yra balsas, kuris dažnai atrodo kaip nelogiškas, bet galintis nukreipti pačia geriausia linkme. Intuiciją galim vadinti vidiniu žinojimu, kuris ateina be kažkokių racionalių argumentų, faktų ar loginių išvedžiojimų. Tai yra jausmas, kai tiesiog žinai, nors ir nežinai kaip, kas ir kodėl. Intuicija dažnai atneša įžvalgas ir atsakymus į klausimus, kurių sąmoningai galbūt net neuždavėm. Arba jeigu ir uždavėm, tai tuos klausimus atsakymų neradom. Intuicija tai mūsų sielos arba aukštesniojo aš balsas, kuris gali padėti priimti pačius geriausius sprendimus. Jei dažniau savęs klausytume, jei labiau pasitikėtume savim ir savo vidiniais impulsais, manau, kad sektųsi gyvenime tikrai daug lengviau ir mažiau klaidžiotume ten, kur klaidžiot nereikia. Kartais kai kurių žmonių intuicijos balsas yra labai tylus arba labai greitai jų pačių būna nutildomas arba praignoruojamas. Kuo daugiau laiko žmogus praleidžia triukšmingoj, chaotiškoj aplinkoj, tuo sunkiau būna išgirsti save. Bet kai žmogus nustoja bėgti nuo savęs, kai pradeda labiau gilintis į savo vidų, kai išmoksta ramybės, galbūt meditacijos ar kitų technikų, tada intuicijos balsas tampa aiškesnis ir stipresnis. Nemažai žmonių mano, kad tik logika ir racionalumas gali juos nuvesti jiems geriausiu keliu, todėl savo vidinius impulsus atmeta. Bet gyvenime yra daugybė situacijų, kuriuose loginis protas pasimeta, nes tarkim trūksta jam informacijos, kažką racionaliai išskaičiuoti. Čia ir pasitarnauja intuicija. Tai yra gilesnė mūsų prigimties dalis, kuri dažnai remiasi ne sąmonės, o pasąmonės signalais, kuri kreipia mus teisinga linkme ir netgi apsaugo. Kai žmogus pradeda labiau klausytis intuicijos, tada pastebi, kaip viskas gyvenime pradeda tekėti daug lengviau. Ateina daugiau ramybės, harmonijos, daugiau balanso. Aišku, tai nereiškia, kad reikia visur visada atmesti protą, tai ne apie tai. Čia jau kraštutinumas, dualizmas. Tai reiškia žinoti, kada ir kur kurį naudoti. Intuicija tai yra mūsų vidinis kompasas, kuriuo galim pasitikėti, ypatingai, kai racionalus protas tampa per daug apkrautas arba kai jaučiam, kad reikia žengti kažkokį naują žingsnį, bet nesam tikri, koks jis turėtų būti ir ar iš vis jį reikia žengti. Intuicija visur visada mus visus lydi, tik reikia išmokti jos klausytis. Jei jauti, kad tavo viduje esantis balsas dažnai yra per daug tylus, arba jeigu juo nepasitiki, kviečiu tave į 3 savaičių intuicijos lavinimo kursą Vidinis balsas, kuris prasideda lapkričio 18 dieną. Šis kursas skirtas tam, kad pažadintumėt ir sustiprintumėt savo vidinį balsą, intuiciją, kuri gali tapti išties nepakeičiamu vedliu kasdieniniame gyvenime. Intuicijos per teoriją neišugdysime, todėl šiame 3 savaičių kurse didžioji dalis bus praktikos. Technikos, metodai ir įrankiai, kurių dėka ieškosim jungčių, kurti pusiausvyrai tarp proto ir širdies. Nesvarbu, ar jau esi susipažinę su savo vidiniu pasauliu, ar dar tik žengi pirmus žingsnius, šitas kursas tiks kiekvienam, kuris nori giliau pažinti ir lavinti savo vidinį potencialą. Visą informaciją palieku aprašyme po šiuo video, o jei nuspręsi prisijungti, palik komentarą. Keliausim į džiaugsmą, ramybę ir vidinę pusiausvyrą kartu.